Šiandien išgirsite 5 gan keistokas istorijas apie mokyklas, kurios nuėjo per toli nubaudžiant savo mokinius. Baltimoro parko pradinė mokykla suspendavo antraklasį Joshą Welchą dėl to, kad jis išvalgė savo braškinį sausainį į šautuvo formą ir taikėsi į savo klasės draugus. Iš pradžių jis bandė išgauti kalno formą, tačiau nepavykus nusprendė, kad šis atrodo būtent kaip ginklas. 5-metis mokinys Misisipėje buvo pašalintas iš pamokų ir parvestas namo policininkų vien dėl to, kad avėjo ne tos spalvos batus. Mat mokyklos uniforma buvo griežtai nustatyta avėti tik juodos spalvos batus, tačiau 5-metis, kurio šeima buvo labai neturtinga ir tuo metu neturėjo pinigų naujiems batams, vaikščiojo su juodais batais, kurie turėjo kelias spalvotas juosteles, kurias mama buvo užtušavusi su juoda spalva. Turbūt tai darydama į vieną kitą vietelę praleido. 2 mokiniai buvo sugauti besimušantis Westwoodo vidurinėje mokykloje direktoriaus Timo Richardo. Jų bausmė buvo viešas pažeminimas. Mokiniai buvo priversti sėdėti mokyklos koridoriuje ir laikyti susikabinusiems už rankų, kol kiti vaikai žinoma stovėjo aplinkui ir juokėsi, tyčiojosi ir vadino juos gėjais. Vėliau mokinių tėvai rašė peticijas pašalinti direktorių iš jo pareigų. 5-metė mergaitė Pensilvanijoje susilaukė 5 dienų suspendacijos dėl teroristinės grėsmės skleidimo. Darželinukė grasino kitai mergaitei, nušausianti su savo Hello Kitty burbuliniu šautuvu. Vėliau, kai mažosios teroristės tėvai nusisamdė advokatą ir susitiko su mokyklos vadovais, teroristiniai kaltinimai buvo panaikinti, o suspendacija buvo sumažinta iki 2 dienų. Patrikas Gonzalesas, Teksaso Woodlando kalno pradinės mokyklos mokinys, buvo laikinai pašalintas iš mokyklos dėl savo šukuosenos. Mat Patrikas buvo krepšinio fanas sirgęs už San Antonijos Spurs komandą. Berniukui be galo patiko vienas raudonplaukis krepšininkas Matt Bowner, dar žinomas kaip Red Mamba. Todėl artėjant svarbioms varžyboms, kuriuose jis žadėjo dalyvauti, jam kirpėjas užskutinėjo jo mylimiausio krepšininko atvaizdą. Mokykla raudonplaukių berniukui įsakė nusiskusti galvą, kitaip šis pamokose dalyvauti negalėjęs. Kai tai susilaukė žiniasklaidos dėmesio, apie tai sužinojo ir pats krepšininkas, kuris vėliau padovanojo berniukui bilietus į artimiausias Spurs rungtynes. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.